Prisipažinsiu, ilgai atidėliojau šio siužeto rašymą. Pernelik skaudu matyti pačioje Lietuvos širdyje, pakaunėje tokiame skurde gyvenančių žmonės. 21 amžiuje, ES valstybėje. Netinginius nealkoholikus, o mamą su 2 vaikais. Neįgalia 18 metų dukrele ir studijuojančių sūnumi. Kai filmavome siužetą, jų mėnesio pajamos siekė 159 litus. Tai Sigito pinigai, kurie vaikinui paskirti po tėčio mirties. Jo sesutė Marija, arba Marytė, kaip ligoniukę namiškiai vadina, ir mama Regina jau kuris laikas negauna nei lito. Anot moters dukreliai sulaukus pilnametystės užtruko dokumentų tvarkymas. Mergaitė gimus pavasarį. Prasidėjo atostogos. Reginai pasiūlė palaukti, kol jos pasibaigs. Tik nepaklausė, ar jos turės ką valgyti. Regina išdidė, dejuoti nelinkusi. Mums befilmuojant net tabletę prarijo paslapčia. O paklausta, kokius vaistus gerianti, atsakė, kad jis sveika, tik tas kraujospūdis. Ir į bėdų turgų kreipėsi ne į pati, kaimynams pagailo. Aš nenoriu, kad jūs atvažiuotumėt, sakė moteris. Tvoros išgriuvusios, namai apleisti. Mūsų prioritetai ne čia. Aš jau taupiau, tai vaikas netapšuto, ką darysi? Negali pritaupyti, o su skudurais vėlgi, viską jinai juda, privarys ir čiužinys ir viskas ir nespėsi tų skudurų džiovinti, skalbti. Tai va man pagrindinis dalykas pampersai ir jai, kad turėt ką pavalgyti. Mes tai galim ir duonos sausos ir ten nesvarbu, įgi nekramtanti yra, jai reikia tyrelę padaryti. Man pačiai tai nieko nereikia, tvirtina moteris. Aš beveik nevalgau ir puikiai jaučiuosi. Kruopų, mama dar daržovę kokią atneša ir gana. Tai gaunam dar davinį maisto produktais, kruopos, miltai, su tirštinto pieno ten, to kondensuoto. Tai tų kruopų, ryžių, kruopų daug, nemažai, tai dabar vasara, tai mama dar irgi kokių bulvių ten. Man duonos pigiausios nusiperki. Jau vaikui tai aš taikau, tai ten kokių ar dešrelių, ar ten Sigitui, ar sumuštiniams galų gale. To pigiausio sviesto, ten sūrio jau kai turiu. O ne, tai makaronai, pakepini makaronus ir pavalgo vaikas. O man tai praktiškai valgyti mažai ir tai reikia. 18 metų dukters ritmų gyvenanti moteris savo bėdų nenori niekam užkrauti. Todėl nei pasiskolinti pinigų, nei pasiguosti neturi kam. Plepalams prie kavutės nėra nei laiko, nei noro, sako Regina. Draugų nebeliko, sesuo mirė. Sūnui savo rūpesčių per akis. Supranti, kai kitiem nereikia rūpintis dėl tokių reikalų kaip pavalgyti ar apsirengti kuo, jų rūpestis tik studijos, o tu net negali atsidėti tam, nes tu turi galvoti ir iš kur gauti pinigų už ką pavalgyti, ne tik kad pasimokyti, tai čia susideda labai. Ar studento pažymėjimui prasitęst, ar kažką atsišvies, net ir tam paprasčiausiam, net ir tam nėra. Labai sukies iš padėties, kaip jau gali. Pagrindinė Reginos atrama mama. 80-metė močiutė. Pasiramščiuodama lazdelę jį prigrybauja, užaugina daržovių ir pinigais pasidalyja. Stengiuosi nors politą Sigitui kaskarduoti, padėjuoja garbaus amžiaus moteris. Kiek galiu, tiek padedu. Dviese gyvename su anūku ir jis be darbo, tad nekas belieka. Juolab, kad vos gavosi pensiją, iškart dalį dukrai atnešu. Padedu, 200 litų į savo pensijas atiduodu. Tai yra didelė dalis. Pensija 600 tenai su centais 60 kiek. Nežinau. Į mokesčius apsimoku, daugiau nieko nežinau. O kas lieka gyvenu, viskas. Kai yra kaulų Maksimoj arba kur nusiperki, duonas nukainuotas ten, grybų pagrybauju, bulvių. Pasikasu į savo agurkus, auginu pomidorui. Ir taip įgyvenu, viskas. Aš nuvijau prašyti
paskolas paimti, kad ar ten išleisti į užsienį, gal stogą pasiremontuoti, gal sofą lovą nusipirkti, gal, bilieką. Man neduodu, 80 greit metų bus, neduodu. 65 jau nebedavė. Aš norėjau skalbimo mašiną paprastą nusipirkti, nors, žinai, dabar viską rankam skalbiu. Viską darau. Rankami viską iš šulnio. O ką aš padarysiu? Nėra pinigų prie geriausio noro. Seni dalykai, turėjau skalbimo mašiną. Žiurkė įlindo, vasarą išnešiau kiemon skalbti. Pragriaužė ten, kur šlanga, gera mašina. Ji kaip tyčia sugadina, dabar iškviesk meistrą. Neapsimoku, tas meistras atvažiuos, kiek jis paims už atvažiavimą, jam už apžiūrą, sumokėsiu už pataisymą, kur nebeliks nebent duonas. Močiutė bene vienintelis žmogus aplankantis Marytę, galvelę paglostantis, pasišnekantis su ja. Patys matėme, kad Marytė tiesiog nušvito, kai močiutė priėjo. Močiutė labai myli, irgi atsistoja, apsikabina, tai reiškia pažįsta. Arba jeigu kas ją pakalbina, taip prieina, tai jinai jau. Bet jinai daugiau stebi, gal kažkiek ir pažįsta, aš net negaliu pasakyti, kad mane pažįsta ir viską jau, tai šitą tai aišku. Kur reikia išvažiuoti ar išeiti, tai aš ateinu pas anūkę pasėdėti, pasėdžiu ten, padaboju, žinai, pampersą tenai pakeičiu, kai pakeliu. Aš jau nebegaliu pakelti. Pas mane su stuburu čia viskas. Tai infarktai visi, tai tos visos lygos. Neramu mangi, aš negaliu išeiti taip jau. Čia transportas neblogai važinėja, žinau grafikus, tai per valandą suvažinėjau į parduotuvę ir daugiausia 2-3 valandas, tai taip, jeigu ir palikčiau. Bet ir tai sūnus ar iš mokyklos po pietų einu, o jin dažniausiai dienom miega. O naktimis nemiega? O naktimis, jos toks, tas jos miegojimas, tai ir būna, kad ir nemiega ir dieną, ir naktį, ir 2 naktis nemiega. Ir jūs kartu? Tai taip, reikia prie jos derintis, kaip ją nueisiu miegoti, o jin atsibunda vakare. Taigi ir pamaitinti, ir pampersai pakeisti, ir viską, tas maitinimas irgi užtrunka. Ir košę tą išvirti reikia taip, kad ją praryt galėtų, irgi laiko užima tas prie puodų stovėjimas, virimas. Tik skystą maitelį, tik košytės valgo. Kad jin galėtų praryt tokios, jau aš žinau, kokios ten konsistencijos ta košė turi būti, kaip sakyt, nuo 3 mėnesių iš aukštelio maitinu. Nei žinduko nieko neimdavo. Nors Marytė labai myli ir močiutė, ir brolis, pamaitinti ją moka tik mama. Mergaitė sunkiai nuryja, gali užspringti, sako Regina. Kol buvo gyvas, tai padarydavo ir vyras, bet dabar tai mano pareiga, kaip ir visos kitos, nukerta Regina. Sunku ją pamaitinti. Aš, kaip sakyt, nenoriu jam ir užkrauti tokių darbų. Ir be to čia tikrai gali ir užsprangdinti ir ką. Vyras tai pamaitindavo. O brolis ne. Regina prisipažįsta, kad stengiasi daryti tai, ką reikia ir negalvoti kodėl. Kodėl pagimdžiusi šaunų berniuką ji susilaukė sergančios dukrelės? Kodėl taip anksti juos paliko vyras? Kodėl aukštojo mokslo diplomą turinčiam žmogui tenka kęsti tokį skurdą? Kodėl Lietuvoje tiek nereikalingų žmonių? Kodėl?